Pabandysiu parodyti, kaip pasigaminti matcha latte namie, kad nereikėtų leisti 5 eurų mieste ir šiaip tiesiog visą laiką žinotumėt, kaip ką daryti. Tai pirmą pradėsim nuo latte, tai reikės klasikinės matchos, stiklinės, pieno ir karšto vandens. Patogaus pliudelės įmaišyti matchą. Setelis nėra būtinas, bet kartais, jeigu matcha šiek tiek turi daugiau gumulėlių, praverčia tiesiog ją prasijoti, kad jų nebūtų. Bet šiaip klasikiniai tai nėra būtina. Svarbus kitas dalykas. Aš dedu realiai šiek tiek mažiau nei pilną kupiną šaukštelį. 2/3 tokio šaukštelio pilnai pakanka, nes labai dažna klaida, kad matchos deda tiek kiek kavos ir tada jinai gaunasi labai karti. Tai čia net dabar aš paėmiau šiek tiek per daug, tai aš grąžinu atgal ir čia realiai gavosi toksai 2/3 šaukštelio. Dedu karštą, bet neverdantį vandenį. Turi būti iki 80 laipsnių, idealiausia temperatūra. Pilu irgi ne per daugiausiai, nepripilkit per daug, nes tada bus labai nepatogu išmaišyti. Maišau su plakikliu. Įpyliu čia kažkur 50 ml vandens. Aš noriu šaltos matcha latte, aš dažniausiai taip darausi, bet kaip reikėtų jau pasakyti, jeigu norėtumėt šiltos. Tai va čia turiu pieną, tai tiesiog reikia pašildyti tada pieną ir geriausiai puta susiplaks su karvės pienu arba avižų. Ir tada su plakikliu tiesiog gerai, turint kantrybės, kokią 1 minutę paplakti. Bet dabar aš noriu šaltos, tai nėra kam plakti ir šildyti tą pieną. Pasiimu į ledukų. Pilam pieną. Kadangi neplakam pieno, tai galite naudoti kokį jūs tik tais norit. Jeigu norit saldumai matcha, tai dėkit šičia, kai su vandeniu ar ne plakat. Tinka ir medus, ir klevų sirupas, ir šiek tiek rudo cukraus. Man dar patinka kartais įdėti šiek tiek cinamono. Ir dabar tas gražusis momentas. Va, kaip dar labai skanu yra matcha naudoti, ypač vasarą, galite iš tikrųjų ir susitrinti braškių ar mėlynių su šiek tiek cukraus ar medaus ir tada uždėti viršaus. Tai gaunasi toks mėlynių matcha latte irgi labai skanu ir viskas. Labai skaniu. Kodėl mums tai patinka dar matcha? Aš anksčiau pati geriau kavą, bet tačiau man tie energijos šuoliai labai nepatikdavo ir viskas vyksta taip su kava, kad mes greitai pajaučiam ar ne labai didelį energijos šuolį viršų, bet tada taip pat greitai ir krenta. Ir mes vėl labai greitai jaučiamės pavargę ir grėmės kito padelio. Toksai užsisukęs ratas. Matcha šiek tiek lengviau paskirsto ar ne tą energiją organizme, ir tada nėra to tokio kritimo, tai po to nesijaučiame pavargę. Tai yra dėl joje esančio L-tietino. Tai labai siūlau pabandyti ir be to čia yra dar kartu kosminis antioksidantų šaltinis. Tai ne vien gaunate energijos, bet ir antioksidantų ir labai padeda tiek fokusui, tiek produktyvumui. Tiesiog pabandykit.